Sveiki žvejai. Ruduo gali būti puikus metas dėl daugybės priežasčių. Apie ką aš jau netrukus, bet pirmiausia, mūsų laidos intro. Žvejybinį almanachą remia Westin Lietuva. Kartu su Šiandien Kimba. Taigi, kaip supratote iš video pavadinimo, visas veiksmas, kuris čia vyksta, tai yra toksai, pavadinkim, žaismingas konkursas. Iš tikrųjų, niekas su nieko nebus rungtyniaujama. Tiesiog Westin Lietuva ir žvejybinis almanachas sudaro galimybę Lietuvos žvejams plačiau susipažinti su Westin produkcija, dėl ko, tarkim, po šio konkursėlio bus išdalinta nemaža krūvelė, tarkim, gerų ir gaudančių žuvis masalų. Pagrindinė sąlyga dalyvavimo šitame konkurse, be abejo, žvejas turi būti kaip žvejybinio almanacho Facebook prenumeratorius, taip ir YouTube kanalo žvejybinis almanachas prenumeratorius. Būtent tarp tų žmonių ir bus padalinti šitą krūvelę masalų, bus išrinkti trys žvejai, kurie gaus, tarkim, parodysiu, tarkim, kokį vienas komplektas, pavyzdžiui, jie principai labai panašus, tie trys komplektai, tiesiog gal skiriasi kai kurių masalų spalvinė gama. Tarkim, vienas iš jų komplektų atrodo, tarkim, Westino bultizas didysis, 27 cm, Westino mažasis bultizas. Westinas taip pat Westin Fishing turi tokią seriją aksesorikos, kuri vadinasi Add-in. Tai yra įvairūs spinnerbaitiniai, pavadinkim taip, suprantamai visiems, aksesorika spinnerbaitinė, kurią galima pakabinti prieš masalą ir padaryti masalą dar aktyvesniu arba dar labiau skleidžiančių vibracijas ir galbūt labiau patrauklių žuvim. Be tų didesnių masalų visi žinom, kad ruduo, ankstyvas ar vėlyvas, yra geras ešerių gaudymo metas. Taigi, aš čia pats sukomplektavau, visi žinom, kad Westinas turi vienoj pakuotėje vienos spalvos masalus. Aš čia išardžiau keletą pakuočių ir įdėjau šešis, šiuo atveju aš dabar kalbu apie gaudymą vėžiukais, 6 vėžiukus 6 spalvų, vieno dydžio, populiariausio tai yra 6,5 cm vėžiukai, tai yra tie mažesnieji ir didesnieji, tarkim, kurie tinkami jau ir lydekom bei starkiam. Tai va, tai padariau tokią komplektaciją ir ko gero, tai jeigu apibendrinant, tai ko gero Westino šitie Krikro serija šita, tai yra vėžiukai, mano manimu, išpildymų yra ko gero labiausiai geriausiai padaryti, tarkim, atspindintys labiausiai vėžio formos. Tarkim, vėžiukų formos detalizacija yra labai smulki ir kiekviena kojelė, kiekvienas, kaip sakant, ūselis, viskas yra atvaizduota. Taigi, į tą patį komplektą įeina, kaip minėjau, tik tai skirsis gal didesnių masalų spalvos. Tai vat įeina vėžiukai, visi iš 3 gaus 2 tipų vėžiukus, gaus, kaip rodžiau, tuos didžiosius didesnius masalus su add-in aksesorika, tai šiuo atveju yra kaip busbeitas ir du lapeliai. Vienas yra longo tipo, kitas yra tokio, pavadinkim, Anglijos tipo lapeliai, kurie gali būti kabinami kaip spinnerbaitai priešais masalus, didesnius masalus. Bei mūsų su Saulium Šiandien Kimba atrasti, ne tai kad atrasti, bet pastebėti naudingiausi masalai žvejams, tarkim, gaudant lydekas arba starkius. Šiuo atveju, grubiai taip, mažesnės 3 pakuotės yra starkiautojam, be abejo, jos tiks ir lydekautojam. Vėžiukai yra ešeriams ir starkiams, be abejo, lydeką irgi galima pagauti, bei šitie yra grinai lydekiniai masalai. Aišku, šitas mažasis 18 cm bultiziukas gali būti šauniai ir starkinis masalas. Tarkim, ypač kai dabar gaudoma laivskaupiniu būdu, labai populiariu, tai užmetamuoju
viduriniuose vandens sluoksniuose ieškant žuvų, tai va šitas 18 labai geras masalas, starkinė spalva ideali. Tai va, tai bus tokie 3 komplektai, tiesiog tarp tų pagrindinių skiriasi tik tai galbūt spalvinimas. Čia vienam komplekte yra lydekėlės spalvos, kitame komplekte yra tepalo spalvos. Čia viskas bus atrinkta burtų keliu. Tai va, 3 tokie komplektai ir 2 paguodos prizai, tarkim pavadinkim iš viso 5 žvejai, 3 žvejai gaus komplektus, o 2 žvejai po vieną masalą, tiesiog kaip paguodos prizą, kad jaustųsi, kad, kaip sakant, Vestinui kiekvienas žvejas yra svarbus. Kiekvieno žvejo, kaip sakant, pagavimai yra svarbus, tai jisai va, turi tokią rudeninę gražią akciją, kuri vyks visą lapkritį. Taigi nuo lapkričio pradžios iki lapkričio galo, ką jums reikės daryti, visos sąlygos bus išvardintos, norint gauti kažkokį tai laimėti vieną iš 3 komplektų arba plus kažkurį tai vieną iš 2 paguodos prizų, bus parašyta Facebook profilyje, taip pat bus aprašymas ir YouTube kanalo mano žvybinis almanachas kanale, tarkim. Tai va, tai žodžiu, ką reikės daryti, tai pirmiausia, tai turi būti žmogus prenumeratorius žvybinio almanacho Facebook puslapio, taip ir žvybinio almanacho YouTube kanalo prenumeratorius. Tada Facebook profilyje po šito įrašu apačioj reikės tiesiog parašyti žodžiu noriu, tai yra, kad noriu gauti vieną iš tų komplektų. Be abejo, tikimės ir naujų, ir senų, tarkim, ir senai žvejojančių vestinais, Westin Fishing masalais narių dėmesio, tai, kaip minėjau, tikslas yra labiau populiarinti Westin Fishing masalus. Aišku, brendas yra puikiai žinomas, Lietuvoje pasiteisinęs ir gaudantis didelės žuvis. Jau matėt ne vieną video, tarkim, mano paties. Tiesa, va, dabar dėl šitų starkinių masalų, tai kaip tik tokio tipo. Pažiūrim kelis video, būtent, kurių metu buvo naudoti ar tai, tarkim, šitie Motoroil Goldas, ar tai Gold Rushas, ar tai, tarkim, Motoroilas paprastas ir kokie starkiai, tarkim, šiuo atveju aš galbūt orientuosiuosi į starkius, kokie starkiai buvo pagauti panašaus tipo masalais.
Taigi, tokie starkiai gali būti pagauti su masalais, kurie, tarkim, bus jūsų kaip starkiautojo laimėtojas. Tarkim, kaip minėjau, kiekvienas 3 žmonės, 3 tipų žuvims masalai ir 2 žmonės, 2 paguodos prizai, daugiau lydekoms skirti masalai. Aišku, šitie gali būti naudojami, nes šiandien yra 21, bet realiai kūnas tai yra kaip 16-18. Šito bultyzo kurlteilo, jisai tikrai gali būti starkinis masalas gaunant laivskopiniu būdu. Taigi ateina šioks toks lietus, apibendrinsiu. Taigi laukiam jūsų visų šitame Facebook ir YouTube kanale. Laukiam parašant žodžio noriu ir lapkričio gale, kaip minėjau, nereikia siųsti jokių nuotraukų, nebus jokių rungtyniavimų, tiesiog bus, kaip sakant, kol per mėnesį atsižymės norintis gauti šios 3 puikius komplektus masalų, kol praeis tas laikas, kol visi atsižymės, tada tiesiog gruodžio pradžioje, pažiūrėsiu ar lapkričio pabaigoje, kaip man gausis, nes kartais būna pas mane komandiruotės į užsienį, tai kaip pavyks išsukti laimės ratą, tarkim, tai pavadinkim, tai visą lapkričio mėnesį žvejybinio almanacho Facebook puslapyje bei YouTube kanale lauksime žodžio, kaip sakant, pastebėjimo, kad žmonės nori gauti tą komplektėlį, vieną iš 3 komplektėlį ir galiausiai su ešeriais nežinau, kaip starkiais irgi, bet tikrai šitie masalai taip pat gaudo ir lydekas. Kaip minėjau, nes tai yra 12, 14 masalai pilnai tinka ir lydeko sezonui, tarkim tam šaltojo metų lydeko sezonui, jau nekalbant apie velkiautojus, kur tokie masalai yra idealūs, tarkim, lydeko žūklim. Taigi tai laukiam jūsų Facebook mūsų žvejybinio almanacho puslapyje ir dalyvaujant bei rašant, kad norite gauti šitos prizus. Kaip minėjau, pagrindinis tikslas tai yra populiarinti Western Fishing masalus. Kai kas sako, kad geriam brandui, nesvarbu kokis jisai bebūtų, nebūtina, kaip sakant, populiarinimui, bet aš visada mėgstu tokius reikalus pasirinkti palyginimą, tarkim, visi žino Coca-Cola, bet kažkodėl tai Coca-Cola kaip pompavo, kaip dėdavo, taip ir deda savo reklaminius video, taip ir čia priminamosius, kad vis dėlto Vestinas gyvas, Vestinas su Lietuvos žvejais ir Vestinas nori išlikti su Lietuvos žvejais.